Va, kitas raudonas tai čia filmuoja. Gerai, reikia pradėti. Sveiki, šiandieną filmuoju savo naują video blogą ir šiandieną pasikviečiau ypatingą svečią, tai yra savo mamą. Labas. Ir šiandieną mes filmuosim, kaip atsakinėjom į jūsų užduotus klausimus Facebook'e. Tų klausimų iš viso buvo gal kokie 6000. Tikrai buvo labai daug ir labai sunku buvo atsirinkti, bet atsirinkau tokius, gal sakyčiau, originaliausius klausimus ir manau, pradėk kažkoks. Pirmas klausimas, gal toks rimtesnis, klausė Urtė ir jinai klausė, kokie dar buvo galimi tavo vardo variantai, kai dar nebuvai gimęs. Praktiškai jokių. Tiesiog buvo vienas berniukas kaiminystėje gyveno, jisai buvo man idealus, pats gražiausias, pats nuostabiausias ir jo vardas buvo Edvinas. Ir aš jau žinojau, gal nuo 16 metų, kad jeigu turėsiu sūnų, jisai bus Edvinas. Ir nebuvo jokių kompromisų ir nebuvo jokių kitų vardų. Edvinas ir taškas. Tai noriu pasakyti, kad jeigu jisai toks buvo, tai ir aš toks tipo, jo? Tu dar geresnis. Antras klausimas, klausė Paulius, kokia mamos reakcija, kai Edvinas gauna 2? Nu, kaip čia pasakius, būna noras kaip gerai senais laikais paimti diržą ir... Gerai, kitas klausimas, klausė Jonas, ko tikitės iš savo sūnaus po 10 metų, optimistiškai arba realistiškai? Ko tu iš manęs valytoja kokia? Santechnika? Ne, nu jau tikrai neįsivaizduoju tave nei santechnikų, nei valytojų, nei elektrikų, nei ten dar Stalin kažkokio nors. Aš tikiuosi, kad ir po 10 metų tu užsiimsi tuo, kas tau patinka, kas tau tinka, o tau tinka tik tai va, toksai darbas, toksai filmavimas. Aš nežinau, gal režisūra tau tiktų, ten kažkoksai, gal kažkokių montažas, ten tų laidų, filmų, nu nežinau, bet vat kažkas susijęs su būtent su tokiais dalykais. Ir aš tikiuosi, kad ir tu ne tik po 10 metų, bet ir visą gyvenimą užsiimsi tuo, kas tau patinka, kas tau yra labiausiai mėgstama. Nu, ir kas tau tikrai yra įdomu, ir kas tau yra... Labai įdomus atsakymas. Tai va, kitas klausimas. Ką tavo mama labiau myli? Ar tą gulintį pūkuotą debesėlį ar mane? O čia tai sunku išskirti yra. Abu aš juos myliu vienodai, praktiškai. O kaip galima nemylėti va šitą padarėlį, va tokį minkštą. O kaip manęs galima nemylėti? Vot pats savo atsakei, kaip tavęs galima nemylėti, nu. A jeigu rimtai, tai visų pirma, kiekvienai mamai savo vaikas yra visada mylimas ir visada yra pats geriausias, pats nuostabiausias, pats gražiausias. Ir jeigu dar vaikas dar kažką siekia ir pasiekia, tai to labiau. O šiaip aplamai labai myliu gyvūnus, užtat ir čia, kaip čia pasakius, aš... Jis įpyktas. Jisai atvirai, jis labai bijo kamerų. Aš visada, kai jį bandau nufilmuoti namuose, kai mes būnam vieni, tai jisai labai bijo kamerų, jisai paima pabėgti. Tai dabar galėjo būti ta pati priežastis, kodėl jis nudėjo. O šitą galima perfilmuoti? Visą atsakymą? Da. Tai aš daug ką prakartysiu, gali toliau tęsti. Tai ir tas buvo gerai, natūralus labai. Klausė Artūras, irgi toks video kūrėjas. Jisai klausė, klausimas tavo mamai, kokią didžiausią šunybę Edvinas buvo iškrėtęs vaikystėje? Nu, tu toksai ramus vaikas buvai. Tu jau suskaičiuoti, bet gali mintyse. Nu, bet tu toksai ramus vaikas buvai. Buvo, o dabar jau ne. Ne, nu, jeigu neskaičiuot, kad vienas iki kilimą padegė ir vieną kartą užuolaidą padegė, nu, tai čia gal taip buvo tokies ir tokie dalykai, kurie... Ai, tiesagi, prisimeni, kaip tu vos mikrobangų krosnelės nesuspaudinai. Nu, tai va čia gal didžiausias buvo. Kai duoną kepiau? Aš nežinau, kad tu ten kepėjai, ar tu ten šildai, bet kažkas ten susprogo ir... Žodžiu. Buvo sunkus vaikas. Bet svarbiausia, kad dar viską pats sutvarkėjai ir neprisipažinai. Stiklus įsumėčiau. Jo, ir tik tai iš kvapo, iš kažkokių tokių, Aš man atrodo prisimenu, bandžiau duoną kept, man atrodo.
Galvau, iškepsiu. Kitas klausimas klausė Herkus, kokia buvo jos reakcija, kai pamatė tavo pirmą video? Jokios. Galvai, kas per... Nustebau. Galvai... Nes tavo pirmą video aš pamačiau, kai parodė tavo krikštamotę. Jūratė? Taip, Galvai, ką jisai čia daro? Nes man tai visada atrodė, kad tu čia taip, bimbam. Ką čia jisai veikia tam internete čia? Nieko čia rimto, nieko čia gero ir nieko čia įdomaus. Dar kaip Palangoj pamenu. Dar vienas klausimas mamai, kokia buvo jūsų reakcija, kai Edvina... Ne, gal kokį kitą pala... Ai, jeigu... Ne. Kitas klausimas, gal labiau prašymas, apkabink savo mamą. Yeah! Subelsiu. Ja, vat būtų, kad tai slabo duoti, ne? Na. Taigi jau buvau prieš tai vieną, jau du. Na, matai, jau skaičiuoja, kiek būtukų duoti, matai. Kitas klausimas, klausė Aurimas, kas ramesnis? Edvinas ar debesėlis? Vėl su debesėliu klausimu. Nu, jeigu Edvinas būtų toksai kaip debesėlis, tai čia aš nežinau, kas tada namuose būtų. Tai ačiū Dievui, kad Edvinas yra ramesnis. O tai ką tu niekada nefilmavai, nerodai, kad čia daro tavo mylimas draugas? Filmavau šiek tiek. Kils. Aš norėčiau kada nufilmuoti slapčia, kaip jisai šaldytuvą atidaro. Va taip va, užlipa ant šaldytuvą, sulėtinom, nustumė, Nu, atsidaro, ištraukia dešrą, pagraužia, o po to, kai ją atpjauni, jis jos nevalgo. Bet kad pragraužti ją, tai reikia. Kaip ten sako, hot nisiem nuo pirikusiajo. Nu, tai va. Kitas klausimas klausė Ieva, ką mėgstat veikti kartu? Šiaip tai labai mėgstu su Edvinu kartu kažkur pasivaikščioti, paplėpėti, pašnekėti. Tarp kitko, tarp manęs ir Edvino yra labai atviri santykiai ir jisai man visada papasakoja labai įdomių tokių dalykų iš savo gyvenimo. Pavyzdžiui, gaunu vienetą, iškart skambinu, mama gavau vienetą. Man labai yra faina, kaip yra geras oras, saulėta diena ir mes abudu einam kažkur tiesiog pasivaikščioti, pašnekėti, paplėpėti. Gal čia geriausias yra ne jokie ne šopingai, nei dar kažkas, bet vat geriausias yra vat laiko praleidimo būdas. Klausė Austėja, kokie pastarieji 5 Edvino pažymiai? Tegul Edvinas skaito, mama klauso ir komentuoja. Gal šitą praleidžiam klausimą? Vanesa klausė, parodykit Edvino vaikystės foto. Paladak yra. Tai mano vaikystės nuotrauka. Galiu įdomesnių parodyti. Tai aš puikiai atrodau. Čia draugas, gražus buvau. Dabar nebe toks jau. Nesakyk, kad rodysi tą, kur aš nuogas vaikystė. Tai va. Štai aš dar, matote, puikiai atrodau. Jo, čia nežinau kaip paaiškinti, bet aš ne... Čia rimtai aš? Ne, kažkas kitas. Ar panašus bent jau? Ei. Pas mane, koks aš stilingas buvau. Čia Palangoj, oi, Klaipėdoj. Taip. Ten, kur sukeltų persikė. Wow. Gerai, kitas klausimas. Klausė Gvidas Blažys. Pabandykit padaryti žvilgsnio kovą. Žinai, kas tai yra? Čia kai žiūri, akių kontaktą darai su žmogumi ir kas ilgiau įžiūrės tą žmogų. Nu, vienas žvairas, kitas žvairas, tai aš nežinau, kas čia gausis. Ne, mums reikia žiūrėti ištisai ir kas ilgiau. Kas yra? Mirksėjai. Tai galiu. Aš turiu į tave žiūrėti, nenuleidęs akių. Mirksėt gali? Jo. Tai čia neįdomu, tai kad galima žiūrėti 2 valandas. Monikita klausė, ar... Kas? Barstauga. Kitas klausimas. Monikita klausė, ar dažnai pykstatės? Jeigu taip, tai kodėl? Ar mes dažnai pykstamės? Nelabai. Nu, nelabai mes Labiausiai dėl smulkmenų. Pavyzdžiui, ten nerandu kokios kojinės, tai po namus. Nu, čia, skaitau, čia menkveikės. Yra tokių rimtesnių mūsų ginčų, bet... Bet tokių rimtesnių tai ir senai buvo, aš nedabar. Dažniausiai dėl mokslų ir tavo elgesio. Nu, nereikia daryti angelišką veido išraišką. Kitas klausimas. Rosita, kuo jūs su mama panašus? Plaukai, žiūrėjau. Panašus. Čia, ta prasme, kuom panašus išvaizdą mes panašus? Bet plaukai tai panašus. Ar debesėlis pakeitė jūsų gyvenimą? Nu, aišku, pakeitė gyvenimą. Nu, kaip gyvūnas namuose negali pakeisti gyvenimą. Man tai pakeitė tik tai, kad savaitgalis, jeigu lieku vienas, tai turiu kokį draugą, ne taip liūdna namuose. Kuris dažniausiai nebeturi ko pavalgyti, išgerti ir tualete bardakos. Nu, čia jisai taip myli debesėlį. Debesėlis, mielas, kad tai myli.
Miglė klausia, pasakykit po 2 pliusus ir po 2 minusus apie vienas kitą. Gal tu pradėk? Aš dar pagalvosiu tavo minusus. O nežinau, kaip suformuluoti tą dalyką, tu labai turi tokią neigiamą vieną pusę, kad labai esi toksai audringas, kaip tau padaro pastabas. Bach, kėdė numetė, išėjo iš klasės, darim, trink, vse, išėjo. Nu, pasakyk, kad nebuvo, tokia buvo. Buvo, ir po to tu man skambinai. Labas, tai kaip santykiai su mokytoja? Ne, jeigu mokytoja man sako, kad prašom atvykti į mokyklą, jau viskas nebegaliu, tai, paskui matai, eini, išsiaiškinam, pasišnekam ir viskas gerai. Ir mokytoja ramiai. Bet čia buvo, bet gerai, kad buvo seniau. Tarp kitko, šiandien aš grįžau iš susirinkimų ir lietuvių kalbos mokytoja pasakė, kad tu esi darbštus. Tu rimtai? Stebuklas. Tai pasakė? Taip, ir tu sakė, kai pusė klasės nepadarė namų darbo, tu padarėjai. O kai visi padaro, tada aš nepadarau, vienintelį. Nu, daryk išvadas. O antras minusas? Daržovių su vaisiais nevalgai. Va. Gerai. Ne, iškirpsi šitą. Antras minusas? Pasakysiu. Nemėgsti tik tvarkyti savo kambarį. Pažiūrėk, lova beveik užklota. Kas užkloja ryte? Mamytė. Dabar minusai apie tave. Tai... Pasakyk, kad nors. Kai išeini iš mano kambario, pamiršti uždaryti duris labai dažnai. Aš gal noriu paklausyti, apie ką tu ten. Su kuo kalbu? Nu, čia toks paprastas, aš kitokių nesugalvoju. O kitas minusas gal būtų toksai, kad... Laikas eina. Bet aš nesugalvoju, neateina mintis. Jau sakyt nenori, matai, nenori. Bijo. Bijo. O antras minusas... Vot ir minusas tas yra, kad bijo pasakyti. Čia trečias jau man minusas. Man minusas, kad bijai manęs. Supratau. Gerai, tada šitą ir palikim. Ir dabar pliusai. Mano pliusai. Tu kažko nori pasiekti, tai tu būtinai to pasieksi. O kitas pliusas? Kad visada esi sąžiningas. Esi atviras ir visada pasakai, kas be nutiktų. Tai leiskim ir mokyklui, ir ten su draugais. Aš visada žinau, kas, kur vyksta, kur tu būni, visada žinau. Kada Edvinas grįž ir visada būna dar vienas labai didelis pliusas yra. Jeigu iš kažkur jau grįžta ir tikrai jau mato, kad vėluoja, nes aš nesakau, kad jam grįžtai 9 valandą būt namuose. Jau viskas. Būnagi grįžti ir vakarais, ir naktim, ir kaip nori, bet visada paskambina prieš tai ir pasako, kad... Stalą išvalau. Šiukšlės tai išneši, o šitas tai pliusas. Pliusas. Bent tiek. Tai tavo pliusas vienas yra į mano minusą, kad kaip ir minėjai, aš labai dažnai nesusitvarkau, tai tu sutvarkai. Ai, aš dar pamenu. Kodėl bloga? Žaislus deginau. Nors naują kilimą nupirkom tada. Aš dabar, kadangi atviras labai skamba, aš pamenu žaislus deginau ir pro langą mėtydavau. Na, va šitą aš jau nežinojau. Žinai, kaip, pavyzdžiui, būna vakarais, va, tu sėdi, atrodo, nėra taip, kad pavalgyti, tu paimi ir kažką taip padarai kažkas. Iš nieko. Va, čia išmoko... Čia... Išmoko iš debesėlio. Maistas yra gyvenimas, o jeigu nevalgysime, negyvensime. O Dieve, o čia koksai bardakas. Tik šnekėjom. Neik tenai. Tai va, tai buvo paskutinis šio videoblogo klausimas ir norėčiau padėkoti kiekvienam, kuris dabar šitą videoblogą žiūrėjote iki šios akimirkos ir dalinkitės bei laikinkit šitą video, jeigu jums jis nors kiek patiko bei sukėlė šypseną veidą. Ir mes jums sakom... Aš noriu tik palinkėti visiems gerų emocijų, geros nuotaikos ir viso gero. Ir nuo manęs irgi viso gero. Ir jeigu norite daugiau mūsų bendrų video ateityje, tai tiesiog parašykite komentaruose arba tiesiog paspauskite šitą video like. Noriu dar palinkėti, svajokite, siekite savo svajonių ir viskas gyvenime išsipilda. Ate! Nu ir viskas. Ir baigsis.